Atvykę į Pamario kraštą išvysite unikalią Nemuno deltą su savo pagrindinėmis atšakomis Atmata ir Skirvyte ir jų apsupta sala Rusne. Šį kraštovaizdį kuriantis vanduo tai įvairiapusis susipynusių upių, ežero lagūnos Krokų lankos ir daugybės kitų mažesnių ežerų žaidimas. Šalia esti dar ir senų upių vagų, pelkių ir liūnų. Ypač didelių pavasarinių potvinių metu regioninis parkas suteiks jums nepamirštamų įspūdžių. Jūsų žvilgsnis galės netrukdomas keliauti didžiulėmis apsemtomis deltos pievomis, pilnomis retų vandens paukščių. Tai svarbi poilsio vieta keliaujantiems sparnuočiams. Kalbiname Nemuno deltos regioninio parko vyriausiąją ekologę Kristiną Mudinaitę. Nemuno deltos regioniniam parke kultūros paveldo objektų nėra išlikę labai daug. Čia vertėtų aplankyti Rusnės miestelį, Minijos kaimą, kuriame dabar esame, Ventės ragą bei Uostadvarį. Tai būtų pagrindiniai lankomi objektai. Minijos kaimas unikalus yra tuo, jog upė čia yra naudojama susisiekimui vietoj gatvės. Tai yra upinis, gatvinis žvejų kaimelis. Kurtis pradėjo kaip Pamario kaimelis, kadangi čia buvo Minijos įtekėjimas į Kuršių marias. Bet ilgainiui upės klostė sąnašas ir per kelis šimtmečius jisai iš Pamario kaimelio virto į upinį kaimelį. Sovietiniais laikais buvo bandyta išspręsti gyventojų susisiekimo problemą pastatant tiltą iš vienos kaimo pusės į kitą. Tačiau dėl įvairių iki galo neišaiškintų aplinkybių tas tiltas buvo pastatytas, tačiau visai ne per Minijos upę, o per kanalą ir gavo pavadinimą tiltas, kuris veda į niekur. Manoma, kad tai buvo pasielgta siekiant išsaugoti šito kaimelio unikalumą. Jis yra vienintelis toks Lietuvoje ir teisėtai vadinamas Lietuvos Venecija. Dabar mes esame Rusnės miestelėje prie senojo Peterso tilto liekanų. Rusnės miestelis yra įsikūręs saloje ir nuo žemyninės Lietuvos jį skiria Atmatos upė. Per Atmatos upę tas senasis tiltas buvo nutiestas 1914 metais. Vietinių valdininkų iniciatyva kainavo apie 1 400 000 markių. Ir buvo užbaigtas 1914 metais. Tačiau gyventojams tarnavo jisai pakankamai trumpai, vos 30 metų. Per Antrąjį pasaulinį karą pusė tilto buvo subombarduota, kitą pusę išardė sovietai. Šiai dienai yra išlikusios tik tai prieigos Rusnės miestelio pusėje, žemyninėje dalyje prieigų išlikusių tilto jau nebėra, su žibintu ir senuoju paštu buvusiu, kur šiuo metu yra įkūrinėjama smuklė. Mums už nugaros teka Rusnės upė. Tai yra Nemuno atšaka. Visa Nemuno delta yra apima Lietuvos ir Kaliningrado pusės dalį. Didesnioji Nemuno deltos dalis yra Kaliningrado pusėje, o mažesnioji Nemuno deltos dalis yra Lietuvos pusėje. Konkrečiai Lietuvos pusėje Nemuno delta sudaro Rusnės sala. Iki Rusnės salos atiteka Rusnės upė, tačiau geografų klaidingai pavadinta Nemunu. Iš tiesų, Nemunas baigėsi ties jo išsišakojimu į Giliją, kuri nuteka į Kaliningrado pusę.
Mes esam dabar uostadvarėje prie pirmosios siurblinės Lietuvoje, kuri buvo pastatyta 1907 metais. Visoje Nemuno deltoj yra įrengta poldarinė sistema, skirta tam, kad galynėtis su vandeniu. Pirmoji pastatyta siurblinė veikia garo principu, tai yra buvo kūrenama anglimis, malkomis ir vanduo iš pievų buvo nutraukiamas garo turbina. Polderiai yra skirstomi į du tipus – vasaros ir žiemos. Žiemos polderiai, tai pylimai yra pakankamai aukšti, apie 3 metrus ir jie yra neužliejami ištisus metus. Vasaros tipo polderiai daugiausia yra įrengti plačiose lankose, yra užliejami pavasarinių potvinių metu. Seniausi gyventojai maždaug nuo 17 amžiaus pradėjo statyti pylimus. Pirmieji pylimai buvo skirti apsisaugoti daugiausia nuo ledų ir juose tik pačias sodybas. Jas užliedavo. Vėliau buvo pradėti įrenginėti aukštesni pylimai, kurie apjuosdavo platesnės teritorijas, pievas, buvo iškasamas kanalų tinklas ir vanduo galėdavo greičiau nutekėti į upes, o iš upių į Kuršių marias. Esam Aukštumalos aukštapelkėje ir ji yra garsi visame pasaulyje tuo, jog vokiečių mokslininkas Weberis ją labai detaliai ištyrinėjo ir buvo išleista pirmoji pasaulyje monografija apie šią pelkę. Dėl to ši pelkė yra teisėtai vadinama pelkėtyros lopšiu. Jeigu paprastai aukštapelkės maitinasi tik kritulių vandenimis, tai ši pelkė dar maitinasi ir gruntiniu vandeniu. Tai yra potvinių metu, gruntinis vanduo yra pakankamai aukštas, jisai papildomas ir pelkė dalyvauja potvinių reguliavime. Kai yra drėgmės perteklius, jį sugeria, išsipučia kaip kempinė, o esant sausrai, tą vandenį atiduoda aplinkai. Nemuno deltos regioninis parkas yra unikalus visame Baltijos pajūrio regione. Pirmiausias yra unikalus tuom, jog čia būtent dėl potvinių įtakos susiformavo didžiulė trauka migruojančių paukščių sankaupoms. Būtent čia yra registruojamos visos stebėtos rūšys Lietuvoje. Realiai paukščių rūšių sąrašą, koks buvo stebėtas Lietuvoje, jį atversim, tai visos tos rūšys buvo stebėtos būtent čia. Mūsų parke keliauti ir susipažinti su gamta bei kultūros vertybėmis yra galima keliais būdais. Sausumoje, tai žinoma būtų dviračiai, automobiliai ir ypatingai rekomenduotumėm vandeniu praplaukiant baidarėmis, laivais, kateriais. Dviračių takais keliaudami, ypatingai į pietinę parko dalį, kuri yra ir išorinė ES siena, siūlytumėm nepamiršti užsiregistruoti pasienyje ir išsiimti specialius leidimus. Tai nesudaro papildomų problemų, tiesiog pareikalauja dar vieno vizito užsiregistruoti pasienio punkte. Parko grožis nuo sausumos ir vandens iš tikrųjų skiriasi. Jeigu vienais metais atvažiuosite ir apžvelgsite teritoriją iš sausumos, jūs pamatysite vienokį vaizdą. O nuo vandens pamatysite visai kitomis akimis. Dar būtų galima išskirti parko gamtovaizdis įvairiais metų laikais labai skiriasi. Atvykstantis vasarą čia gal pamatys žaliuojančias pievas, sausa, gražu. Potvinio metu pasijusite kaip nedidelėse salelėse, izoliuotose gausybės vandens, neis atskirti, kur upė, kur kanalas, būna ir nepravažiuojamų kelių, tuo siūlytumėm pasidomėti iš anksto, nes kartais kelionė gali patapti labai ekstremali.
Žiemos metu kartais būna rudeniniai potviniai, pievos taipogi atsiduria po vandeniu ir žiemą tas vanduo užšąla. Tai čia būna ištisos 10 kilometrų besitęsiančios čiuožyklos. Vietiniai pakankamai gerai jas išnaudoja žiemos pramogoms, čiuožinėti, slidinėti ir panašiai, kadangi ledas yra pakankamai lygus. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi, laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.